Sveikos brangiosios, pas mane kaip ir šviečia saulytė truputėlį, bet aš vis tiek išsijungiu ir savo ir geriu Tibeto vienuolių arbatą. Bet kaip aš ją geriu, kaip aš būnu čia ir dabar. Aš jaučiu kiekvieną gurkšnį, kiekvieną. Bet jūs tą čia ir dabar galite ne tik gerdama arbatą jausti, jūs einat ar ne, einat ir jaučiat net kaip padai liečia žemę. Va čia jūs esat čia ir dabar. Jūs įkvėpėt, jaučiat, kaip įeina oras į jūsų kūną. Nes mes, kai gyvenam tik iš proto, viskas greitai, nėra kada pajusti akimirkos malonumų. Ir tam nereikia išvykti į Havajus. Tam nereikia nuvykti į patį brangiausią viešbutį. Žinoma, tai kelia jūsų vibracijas, bet jūs galite čia ir dabar pajausti malonumą. Nes iš akimirkų malonumo susideda visas gyvenimo malonumas arba gyvenimo skonis. Ir bus visokių jausmų. Aš tai nuolat kartuoju, kad mes neištrinsim per šitą programą nevilties, nusivylimo, nerimo, baimės. Mes jų neištrinsim. Kaipo jausmas jumyse liks, bet jisai miegos. Kada jisai užmiega, kai mes pastebim sąmoningai, kad aš dabar nerimauju, kad aš dabar bijau, kad man dabar skauda. Kai tik aš pastebiu, nes tas jausmas nori būti pastebėtas, aš jį pradedu praleisti skaidriai per save. Aš su juo nekovoju. Ir kai aš su juo nekovoju, aš jį tiesiog, čia irgi, netgi skausme gali pajausti malonumą. Žinoma, jisai kitoks, šitas sadomazo malonumas, ar nesakykime, bet malonumas tame, kad aš sąmoningai pastebiu, kas manyje vyksta. Aš tarsi stebėtos, tarsi du viename ir gyvenu kūne ir tarsi stebiu save iš šono, bet stebiu tuomet, kai man yra emocijos, kurios mane trigerina, kurios mane duoda eiti į priekį. Ir aš tada jas stebiu tol, kol jos bus pamatytos, iškvėpuotos, kada jos bus išjaustos, jos tiesiog paliks jūsų kūną ir jūs eisit gyventi toliau, brangiosios. Jauskit dieną, jauskit dienos skonį. Ir gyvenimas tapsim nuostabus. Žinokit, tą akimirką mums reikia suvokti, kaip vyksta tas gyvenimas. O kad suvokti, reikia būti čia ir dabar. Tai būkite, brangiosios, čia ir dabar.